Na va, rugsėjus, laikas atnaujinti mūsų laidas ir jos skirtos visiems tikėjimo piligrimams. Visiems ieškantiems tiesos, Dievo, realybės, tikro gyvenimo ir pagrindinis mūsų vedlys šiame kelyje yra šventasis raštas, nors mes nagrinėjame ne vieną tekstą, kuris padeda suprasti Dievo žodį, kuris apreiškia tiesą. Todėl, manau, ilgai pristatinėti nereikia šitų laidų. Žinau, kad jau yra nemažas ratas keliaujančių drauge. O jeigu visgi jūs dar nesate tie tikėjimo piligrimai, dvasios piligrimai, arba jais esat, tiesiog neprisijungėt dar prie mūsų, prenumeruokit šį kanalą, keliaukime drauge, gilindamiesi į Dievo išminties lobius. Labai kviečiu. Ir visada mane džiugina jūsų laiškai, visada mane džiugina kažkokia tai atgalinė reakcija, todėl nedvejodami klauskite, rašykite. Šį sezoną aš galvoju vis pasidalinti kažkokiu tai komentaru, kadangi toliau rašau komentarus, verčiu Naująjį testamentą ir kaip tik kimbu į taip vadinamus visuotinius Naujojo testamento laiškus, bet ne tik iš jų, ir iš Evangelijų, ir iš Pauliaus laiškų, kurie jau kuris laikas yra išversti, dalinsiuosi tais komentarais, tomis įžvalgomis, kurios tikrai turi, apreikšti aiškiau Dievo mintis, ir apšviesti ryškiau Jėzaus Kristaus portretą ir padėti bendrauti su šventąja dvasia, gyvenančia mumyse. Šiandien iš tiesų tema atverti akis ateina iš kelių švento rašto eilučių, bet pradėsime mes nuo pranašo Izaijo ir iš tiesų 42 skyrius ir jie skamba štai taip. Aš, viešpats, pašaukiau tave teisumo pergaliai, paėmiau tave už rankos. Aš sukūriau ir padariau tave tautos sandora, tautų šviesa, kad atvertum neregių akis, išvestum iš kalėjimo belaisvius, išvaduotum sėdinčius belangės tamsybėse. Iš tiesų šis Rupšio vertimas man būtent šitos vietos labai patiko, pavartotas toks, retas, bet labai ryškus žodis belangė, kalėjimas, ar ne ta vieta, kur nėra visai šviesos, tik tamsybės. Štai tai šita vieta yra ne kas kita kaip mesijinis pažadas apie ateisiantį gelbėtoją, kuris yra pašauktas dovanoti teisumą, pašaukiau tave teisumo pergaliai. Ir jame yra naujoji sandora, štai sandora mano kraujyje, paskutinės vakarienės metu nuskamba žodžiai, bet čia dar iki tol, dar pranašas Izaijas kalba, kad tai vyks. Ir Mesijas bus tiek judėjų, tiek žydų šviesa, tiek ir tautų, kitataučių, visų tautų šviesa, ir jis atvers neregiams akis ir išves į laisvę belaisvius. Štai tokia Mesijo misija, apie ją kalba pranašas. Na ir be abejo, iš karto į mintį
ateina tas epizodas iš Naujojo testamento. Nazareto sinagogos, kur Jėzus šabo dieną atsiverčia, išvynioja, tiksliau sakant, raštą ir būtent skaito iš pranašo Izaijo paralelę vietą. Ne šitą, bet žodžiai yra labai panašus. Ir, galim net, aš manau, ir perskaityti tą vietą, pasižiūrėti, kaip jinai skamba. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerosios žinios beturčiams, pasiuntė mane skelbti belaisviams išvadavimo, neregiams regėjimo, paleisti prispaustųjų laisvę, skelbti viešpaties malonės metų. Na ir tai vėlgi tiksliai citata iš to paties pranašo Izaijo, iš 61 skyriaus, bet kartojasi, neregiams atverti akis. Be abejo, kai kažkas kartojasi, tame yra, į tai reikia atkreipti dėmesį, tame kažkas glūdi. Tuo norima kažkas tai pabrėžti. Na ir be abejo, skaitydami Evangelijas mes matome Jėzų Kristų, kuris gydo ligonius ir atveria neregiams akis. Ir Morkus savo Evangelijoje mus supažindina su neregiu Bartimiejumi, kuris elgetauja ir sėdi prie kelio. Tačiau išgirdęs, kad eina Jėzus Nazarietis, jis šaukia, jį pakviečia, jis išsako savo troškimą praregėti ir gauna savo stebuklą. Bartimiejus, aklasis, kuriam Jėzus atvėrė akis, suteikė regėjimą. Jonas išryškina kitą neregį, visą skyrių jam skiria, iš tiesų 9 regis skyrių savo Evangelijos, ir tas aklasis gimė aklas, bet Jėzus atvėrė jam akis. Nieks netiki, kad tai galėjo įveikti. Ir, jis pats susilaukia nemalonės vyresnybės fariziejų ir Sinedriono narių. Tai yra religinio elito Jeruzalėje pykčio, jo tėvai, iš tiesų visa šeima, nors įvyko didžiausias stebuklas. Neregys praregėjo, ir štai jis vėlgi turi ištisą, tą paslėptą evangelinę mintį, tas epizodas. 2 skirtingi neregiai. Bet ne tik jie. Daugybę mes skaitome žmonių, Jėzus pagydė nuo įvairiausių ligų, žmonės eidavo pas jį. Ir, kitoje Evangelijoje sakoma, 2 neregiai priėjo. Žodžiu, pildosi pranašo žodžiai Jėzaus gyvenime, ir tai turėtų liudyti Izraeliui, kad tai yra lauktasis Mesijas, kad jis ir sudarys tą naująją sandorą, kad jis yra šviesa savai tautai ir ne tik, bet visoms tautoms. Tačiau jie netiki. Jie Jėzumi netiki. Ir Jonas aprašo labai įdomų epizodą, į kurį aš norėčiau atkreipti dėmesį. Iš tiesų, būtent tame mano papasakotame neregio išgydymo kontekste mes skaitome, kad Jėzus rezimuodamas sako tokius žodžius: teismo daryti aš atėjau į šį pasaulį. Idant neregiai praregėto, regintieji apaktų. Tai girdėdami su juo buvusieji fariziejai paklausė: ir mes esame akli?
Jėzus jiems pasakė, jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės. Tačiau dabar jūs sakote, mes regime, tad jūsų nuodėmė išlieka. Na, staiga po išgydymo, po šito stebuklo, kur neregys nuo gimimo atgavo savo regėjimą, Jėzus pradeda kalbėti apie vidinį aklumą, apie tai, kad žmonės yra neregiai nuo gimimo, dvasios neregiai. Jėzus konstatuoja ir tai, ką jis kalba fariziejams, iš tiesų gilinantis, akivaizdu, kad apima visus mus, žmoniją, kad mes esame akli, kad mums trūksta vidinės šviesos. Mes norėtume suprasti, mes norėtume matyti, susigaudyti, kas aš esu, kas esi tu, kas yra Dievas, ar yra jis, koks yra Dievas, koks yra pasaulis, kodėl jame daug blogio ir daug kitų klausimų, kuriuos galim būtų pavadinti egzistenciniais klausimais, bet ne tik, esminiais klausimais. Ir jiems atsakyti reikalingas vedlys, reikia šviesos, reikia tos vidinės šviesos, vidinio suvokimo, kurį vėlgi pranašo žodžiais turės Mesijas, kurį turėjo Jėzus. Ir ten, kur juo tikima, ten ta šviesa pradeda šviesti. Ir žmonių mąstymas keičiasi. Ne tik tai, fiziškai žmogus pasveiksta, bet prasideda ta kelionė. Ta dvasios kelionė sužimba šviesa. Ir va čia jau kalbama yra su, tais, kurie gilinosi į Torą, kurie studijavo Tanachą, žydų Bibliją, kurie mokė kitus. Ir jų santykis į Jėzų tai netikėjimo santykis. Santykis su Jėzu, jų požiūris į Jėzų yra netikėjimas. Ar gali būti kas nors gero iš Nazareto? Ar yra koks pranašas kilęs iš Galilėjos? Jie kalbėdavo tarpusavį. Ir tada, jie užduoda jam šitą klausimą, kurį Jonas iškelia, ir jis tampa, labai svarbia Evangelijos tema, Jono Evangelijos tema, gyvenimas šviesoj ir gyvenimas tamsoj. Kas gyvena šviesoj, kas daro tai, kas teisų, eina į šviesą, o kas nenori, kad jo darbai išryškėtų, tas slepiasi tamsoj. Kas vaikšto dieną, tas nesuklumpa, bet neturint šviesos, klumpa nuolatos. Ar mes akli? Ir labai įdomus Jėzaus atsakymas: jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės. Tai ką, akli neturi nuodėmės? Ne. Jei pripažintumėt, kad esate akli, štai tokia yra
ši mintis. Jei tikrai, žinotumėte, kad jums trūksta šviesos, jūs ieškotumėt ir jinai prieš jūs jai atsivertumėt. Bet kadangi jūs sakote, tai mums pasufleruoja, ką jūs sakote, ką jūs galvojate apie save, ką mes galvojam apie save, kiek mes regim, ar apskritai mes regim. Ir tie, kas sako, mes regim, jūsų nuodėmė išlieka. Ir iš tiesų iškyla labai daug tokių paralelių vietų iš įvairių Biblijos vietų. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius sako, kad dabar mes regime tarsi per apdūmavusį stiklą. Matome kažkiek, bet ateis diena, kai mes stosime Dievo akivaizdon, tada regėsime akis į akį. Tada pažinsime, kaip esame pažinti. Vidinis regėjimas yra susijęs su pažinimu, su tikru pažinimu. O šviesa yra išminties sinonimas. Gyventi išmintingai, su Dievo išmintim, tai gyventi šviesoje. O be jos, gyventi tamsoj, nuodėmėj. Ką mes galvojam apie save, yra labai svarbu. Ir todėl Naujasis testamentas, ne tik visas šventas raštas, bet ypatingai Naujasis testamentas kalba apie tą, savirefleksiją. Kad mes turime stebėti save, sutelkti dėmesį ne tik tai į Dievą, bet ir į save, ne tik į kitus, bet ir į save. Maldoje apmąstyti, kur aš esu šiandien. Ir iš ten gimsta tas šaukimas Dieve apšviesk, Dieve padėk. Ir ten gali aptikti tą fariziejišką nuostatą. Aš regiu, aš žinau. Iš tiesų, pastebėjau, kad žmonės, kurie turi visus atsakymus, būna, nepasiekiami, sakykime, užkietėję, nenorintis kažko išmokti, nes jie jau galvoja, kad viską žino. Ir aš priešingai, aš vis manau, kad man trūksta pažinimo. Man labai įdomu diskutuoti su žmonėm, kurie taip pat ieško tiesos. Ir negalvoja, kad turi visus atsakymus. Iš tiesų, šitos laidos tikėjimo piligrimams yra būtent tokiems, kurie neturi visų atsakymų, žmonėms, kurie nesako, aš regiu. Galbūt many sušvito šviesa. Aš buvau aklas, aš praregiau, bet vis dar per apdūmojusi stiklą šiandien regiu, todėl keliauju, todėl siekiu, kaip jis mane pasiekė, čia jau Pauliaus žodžiai. Taigi mes pradedam matyti, kad pranašo Izaijo žodžiai ne tik apie tai, kad Mesijas atvers neregiams akis, bet kad jis žmonėms dovanos Dievo pažinimą, Dievo karalystės, Dievo gyvenimo apreiškimą, kad jis dovanos mums pažinimą to, kas mes esame. Mes esame nusidėliai ir akli, bet jis yra mūsų teisumas, mūsų gelbėtojas ir mūsų šviesa, gyvenimo šviesa. Todėl yra viltis. Bet be šito pažinimo
labai sunku pradėti daryti pirmosius žingsnius ir kažkaip tai, stumtis šitoje tikėjimo kelionėje, dvasios kelionėje. O stumtis į priekį, eiti reikia. Štai, žiūrėkime dar, ką mes galėtume perskaityti šiandien. Evangelijos pabaigoje, jau po prisikėlimo, du Jėzaus mokiniai keliauja iš Jeruzalės į Emausą ir juos sutinka vienas pakeleivis, su kuriuo jie pradeda šnekėtis, o tai yra Jėzus, tačiau jie jo nepažįsta. Ir, galiausiai jis pradeda jiems apreikšti save. Ir baigėsi ta istorija tuo, kad jie atpažįsta Jėzų. Bet čia dar prieš pačią pabaigą jis jau jiems sako, kokie jūs neprotingi ir nerangus širdimi tikėti visą, ką skelbė pranašai. Vieną pranašą mes šiandien jau skaitėm. Bet kaip jūs nerangus širdimi ir neprotingi, va čia yra irgi tas žodis, neprotingi. Argi Kristus neturėjo šito iškentėti ir įžengti į savo šlovę? Be abejo, kalba eina apie jo mirtį ir prisikėlimą, o jie, skaitydami pranašus, nematė nei Mesijo mirties, nei prisikėlimą. Ir pradėjęs nuo Mozės ir visų pranašų, jis paaiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Taip jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi keliaujas toliau. Jie sulaikė jį, sakydami, pasilik su mumis, nes vakaras arti, diena jau baigėsi. Jis užėjo ir pasiliko su jais. Atsisėdęs su jais prie stalo ir paėmęs duoną, palaimino, laužė ir davė jiems. Tada atsivėrė jų akys ir jie pažino jį, o jis pasidarė jiems nematomas. Jie ėmė sakyti vienas kitam, argi mūsų širdis nedegė, kai jis kelyje kalbėjo, atverdamas mums raštus. Ta pačią valandą pakilę jie sugrįžo į Jeruzalę ir rado susirinkusius 11, su jais kitus, kurie sakė, viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. Tuomet šie pradėjo pasakoti, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems dar apie tai kalbant, jis pats atsistojo tarp jų ir sako, ramybė jums. Štai čia aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad atsivėrė jų akis. Ir jie sako, argi mūsų širdis nedegė, kai jis kelyje kalbėjo, atverdamas mums raštus. Ir graikų kalboje tai yra tas pats žodis. Atsivėrė jų akys, ar ne, bet čia, kažkas daugiau, ar ir jie buvo neregiai. Ir atsivėrė tuo pat metu, kai vėrėsi jiems raštai. Yra iš tiesų labai įdomu tai, stabtelėkim sekundai, ne tik fariziejai buvo akli, bet ir 12, bet ir jo mokiniai vis dar buvo akli. Jie nors jie buvo, Jėzaus mokiniai, jie sekė paskui jį. Jie regėjo tuos stebuklus ir patys dalyvavo juose, kaip pavyzdžiui, laužant duoną ir tos duonos nemažėjo, dalinant žuveles ir tų žuvų daugėja. Ir kiti stebuklai, tačiau vidinės šviesos dar nėra. Suvokimo šventojo rašto arba raštų prasmė dar uždengta.
vieta. Ir tik tai Jėzui prisikėlus, tas šydas nuimamas nuo jų akių. Paulius rašys 2 laiške Korintiečiams, kad kai žmogus gręžiasi į Kristų, šydas nukrinta nuo jo akių. Ir čia vyksta tai, kai nuo mokinių akių nukrinta šydas ir veriasi raštų prasmė, ateina suvokimas, užsidega ta šviesa, kuri pradeda rikiuoti. Dievo šviesa atneša harmoniją ir todėl šita vieta baigėsi žodžiais ramybė jums. Ateina ramybė į širdį. Tiesa ir matymas, kaip yra iš tikrųjų, atneša ramybę, atneša drauge ir drąsą. Apaštalai pasidaro labai drąsūs sekminių dieną, kai tos šviesos juose dar padaugėja, kai siunčiama šventoji dvasia, bet jau prisikėlimas uždega naują šviesą ir jiems atsiveria raštai. Čia aš vėlgi matau paralelę su mumis, su šių dienų tikinčiaisiais, nes žmonės liudija, kaip jie patyrė Dievo jėgą, kaip jie atsivertė, atgimė iš aukšto. Ir aš esu tą patyręs ir nekartą pasakojęs, kai man buvo 20 metų. Tačiau pradeda atrodyti, kad tu viską dabar jau žinai. Bet iš tiesų vis mes dar esame toje, kaip ir mokinių vietoje, mes jau su Jėzumi, bet suvokimo, išminties, to teologinio pažinimo, kuris atneša gyvenimą, ramybę, mes vis dar stokojame, prieš akis kelionė. Todėl suradus Jėzų reikia sekti paskui jį, ir prašyti Dievo, Dieve, ne tik, kad aš skaitau šventąjį raštą, bet tu atskleisk jo prasmę, tu pradėk man rodyti, kaip jisai siejasi, ką jis nori man prabilti. Ir kur aš esu tame rašte, labai dažnai krikščionys pervertina save. O štai Paulius sako, negalvokite aukštai apie save, sekite nuolankiaisiais. Iš tiesų, Siracidas, susitikimai kelyje, susitikimas kelyje vyko Palangoj neseniai. Ir aš skaičiau Siracido knygą ir gilinomės į tą išmintį, kuri yra paslėpta Ben Siros knygoje, čia jau hebrajiškai būtų. Ir būtent jis tą iškelia mintį, kad išmintingas nelaiko savęs išmintingu ir kad jis bendrauja su paprastais. Jis nebijo būti tarp paprastų žmonių. Ir čia yra krikščionių, manau, tokia labai rimta problema, kad atsivertimas mus uždaro, bet ir doktrinos uždaro tame, siaurame rate, kur mes galvojam, turi tą ypatingą apreiškimą. Ir, tai kvepia įvairiausiom erezijom paklydimais, tuo, išrinktųjų, gnostikai turėjo tą idėją, kad yra tas specialus pažinimas prieinamas tik pašvestiesiems. Nors jinai turi, racijos, bet tie pašvestieji yra visai kitokie, jie visai neužsidarė. Jie visai netitrūkę, jie yra tarp žmonių, jais turim būti mes, gyventi paprastą gyvenimą.
Taigi, pripažįstam, kad ir mes vos regim, jeigu apskritai regim, ne tik fariziejai. Na ir jau einant į pabaigą, norisi staiga prisiminti pradžios knygą, kur gyvatė pasako Adomui su Ieva, nemirsite jūs. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo medžio, gėrio ir blogio pažinimo medžio, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Ir graikiškas Senojo testamento vertimas Septuaginta naudoja tą patį žodį, kaip ir Luko Evangelijoje, kur ką tik skaitėm, dianigo, atverti, iščias, ausis, akis, bet taip pat ir atskleisti prasmę. Šitas žodis reiškia. Dar iškalbingesnis yra hebrajiškas žodis, pavartotas čia pradžios knygos 3 skyriuje, kai sako, žaltys meluodamas atsivers jūsų akis, yra paka. Reiškia atverti akis, bet taip pat išvalyti šiukšles, nušluostyti dulkes. Taigi mes pradedam, žiūrėkite, Jėzus pradėjo nuo Mozės ir pranašų aiškinti jiems raštus. Mes pradėjom nuo pranašo Izaijo ir atėjom iki Mozės. Ir matom, kaip tas pats teminis motyvas vis skamba ir atneša kažkokią naują įžvalgą. Pasako kažką, ko mes dar nematėm, bet reikia tai apmastyti. O čia tampa aišku paskutinė šita vieta, kad žmonijai buvo pasiūlyta kita perspektyva, kitas atskaitos taškas, kitas regėjimas. Ir kai jų akys atsivėrė, skaitome toliau, jie suprato, kad jie yra nuogi. Čia va ta savirefleksija, reiškia vaizdas, kurio nebuvo iki tol. Kai jie žiūrėjo į Dievo šlovę, staiga, priėmus kitą, sakykime, teologinį žvilgsnį, ar ne, kitokį realybės sukurto pasaulio ir jų dalies tame pasaulyje paveikslą, priimdami tą kitą paveikslą, jie pradėjo kitaip mąstyti. Ir pasitelkiant Paulių jau iš laiško romiečiams, ir neišmani jų širdis aptemo, vėlgi neišmanimas ir tamsa. Jie pasiklydo mintimis. Taigi iš tiesų, žmogaus dvasinė branda tai ėjimas iš tamsos į šviesą. Ir toje kelionėje mūsų pabirėjusios mintis, mūsų iškreiptas realybės paveikslas, kur realybėje pats realiausias yra Dievas, po truputį vėl stojasi į vietas. Mes vėl atrandame tikrovę, tą Edeno sodą, kurį viešpats Dievas dovanojo mūsų protėviams, kurį jis nori dovanoti mums. Bet šitas kelias yra būtent toks, kelias iš tamsos į šviesą, kelias iš, pasikartosiu, paklydusių, pabirusių, chaotiškų minčių ir impulsų, nes, kaip mąstome, taip elgiamės, taip šnekame, į harmoningą išminties kelią.
tikėjimo kelią, šviesos kelią, paskui tą, kuris yra mūsų šviesa, Jėzų Kristų. Dievo artumo ir visų jo malonių jums. Susitiksime kitą kartą. Čia gyvenimo pradžia, kai vėl klaupiuos prie tavo kojų, palikusi prekyvietei aistras ir nerimą. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk, kalbėk. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo